Galiu jūs matyti tik šitaip. Iš toli matyti man akinių nereikia. Taip, kad čia taip. Akinius naudosiu, kai reiks parinkti produktus, detalės informaciją paskaityti. Tai tokia pradžia. Labas rytas. Senai Matinas. Na kada? Vasaris? Nuo vasario turbūt, ar ne? Tai jau man 67 metai, taip sakant, laikas nestovi vietoje. O kaip jūs? Kaip jūs laikotės? Kas pas jūs naujo? Kaip rytas prasideda? Kavą reikia darytis. Rytas mano čia yra dabar 4 valandas ryto. Man yra geriausia, ką nors daryti, nes turiu mamą, dar vis prižiūriu 5 metai su demencija. O čia tai yra toks užsiėmimas, žinote, niekur labai negaliu išeiti, tai turiu kažką tai dar užsiimti, skyrus fotografiją, nieko daugiau nesiūti, tai čia nebesinori, daugiau pasidalinsiu savo, nors ką žinau, taip kad neteiskit, labai nekritikuokit, patys suprantat, gali būti širdis silpna ar dar kas nors, tai paskui jums bus atsakomybė, jeigu mane taip įžeisit, kad aš krysiu kur nors čia, su kokiu nedaug dievė insultu. Na ką, pajuokavom. Tai va, rytas. Ką rytą darom visi? Aišku, prausimės. Tai čia aš jau šaltą vandenį prasibraukiau ir tada parodysiu procedūrą, kurią toliau darysiu. Tai va, į apyrašus nedėsiu informacijos, nieko ten, bet pasižiūrėtumėt tiesiog, kaip mane pasigrožėtumėt. Nes kai sudėti viską ten, tai jūs paskaitysit ir viskas, ogi žinot, kur veidas, žinot, kur akis ir žinot, kaip ten uždėti viską. O aš specialiai, bet toks mano sumanymas šiandien atėjo, toks gudrus, atsiprašau. Tai va, tai čia yra toks bandomasis labas rytas ir toliau tada tęsime. Tai dabar turiu dar kavos atsigerti. Einam gerti kavos, gerai? Tai atsigėrėme kavos ir pabandykime susitvarkyti veidus. Tai mano vienas tik tai, irgi pas jūs taip pat turbūt, tai yra šitaip. Gavau dovanų 67 metų proga, mano mylima Marti šaunuolė atvežė dovanų peptaidą. Angliškai skaitant peptidą. Tai va, aš pakelsiu, parodysiu. Tai šitas. Tai čia yra tonikas, yra sirumas ir kremas. Įsivaizduojat, viskas rinkinuke. Tai aš pabandžiau jau vakar, nes iš tikrųjų reikia žiūrėti, ar jūsų veidas nealergizuos kažkam tai, ar nepasidarus jautrus. Tai čia ne nuo to, čia yra, man atrodo, įskrido kažkoks tai musiokas ir įkando, nes mes gyvenam prie ežero. Langas atidarytas ir tai žiūri kažkas. Tai nieko, paskui ten su makiažu ir sutvarkysim tą visą reikalą. Dabar pradedam su toneriu. Pirmiausia, atsiprašau. Tai va, reikėjo prasirėkti man daug čia išėjus, o ne kavą tik gerti. Tai aišku, dedam ant štai šitokio. Užpilam truputį ir einam. Visur. Sudrėkinam. Mano veidas didelis, tai reikia nemažai. Ir šiaip mėgstu, tegu padrėksta. Toneris gerai. O čia dar prieš raukšlis, prieš viską, tai žinot, nebus per daug. Nepamirškit ir kaklo. Aišku, būtinai. Nu, kur tik turit vietos. Tai va, šitą pasidarys, o pasirodo dargi. Lytė turbūt buvo nenuvalyta gerai vakar. Kažkaip skubėjau. Darbų būna irgi su mama, tai va.
Visų pirma, peptidų TM tonerį. Sekantis dalykas eis serumas. Tai čia kaip tik irgi gyvenusiam damom arba ir jaunom, jeigu norit pradėti. Tai čia paspaudi, paimam lašus. Aš tai darau truputį kitaip. Čia galima tiesiai ant veido įlašinti. Žaisti štai šitaip. Bet man patinka ant rankos. Lašiukas. Užlašinam. Ir dirbam. Man reikia daugiau. Ir paimsiu. Aišku, ir kaklo būtinai. Nepamirškite. Jis labai nori priežiūros taip pat. Gal ir žemiau, galima iki dekolte. Na va. Vedam šitas linijas. Čia tolyn. Čia aukštyn. Čia žemyn. Iš šonų. Na va, ir viskas. Tai tegu susigeria. Ir tada kitas bus kremas. Tai kremas yra irgi peptidų. Ar matot? Peptidų. Tai va. Plaukai čia dar netvarkyti, nekreipkite dėmesio, labai užsimkim rimtesniom procedūrom. Tai aš taip pat irgi aišku, su kogi čia daugiau darysim. Su pirštais. Čia žemyn, čia į šonus, čia keliam aukštyn. Labai nespauskit veido. Geriausiai yra tapšnoti visur, jeigu prie akių, prie jautresnės vietos. O čia va tas raukšlės reikėtų kelti. Jeigu dar padės, bet vis tiek pakelokim. Maža ką. Gal ir suveiks. Nes čia kažkaip atsiranda ar susirūpinimo, ar panašiai. Na ir dar paimu kaklai. Jeigu kažkas šlamės, tai mikrofonas turbūt čia dabar, kadangi juda mano chalatas. Tai atsiprašau, kad su chalatu. Žinot, rytas, kad tikrai žinotumėt, kad čia yra daroma ryte. Čia patapšnaukite. Patapšnaukite. Bet čia tas vabaliokas, tai gerai čia. Šį veidas tai nieko nėra, na, aišku, su metais žino, kad atsiranda įvairių dėmių. Ir tolyn nubraukim, kiek galima ten žemyn. Tai va. Gali daugiau pasimasažuoti. Štai šitas. Lengvai. Labai nereiškit, neverškit. Man čia jau problematiškai kažkaip daro. Na štai, o likutį galite. Krakyčių padarti. Irgi padės turbūt. Žinoma padės. Tai va. Tokią procedūrą padarėm. Dabar gali būti susigers, padirbs ten veide. Tai kiek laiko turite, tai mes kelias minutės. Tai reikėtų gal tempimai daryti geriau, ar ne? Vietoj investuojant į įvairius kremus. Bet tai nors kažką turim daryti. Ir pinigus taupyti turbūt operacijom, ar ne? Reikės kažką. Dar palauksim, nes kuo dažniau pradedam tempti veidą odą, žinot, tai su laiku ir nebebus ko tempti, o tada ką darysim? Taip, kad mano dabar 67,
Tai jeigu būčiau pradėjęs tempti kažkur 40 metų, nebuvo ten ką daug tempti, bet galima buvo ir 50. Tai aišku, būtų gražu, ar ne? Bet pagalvoju, nežinom, kiek gyvensim. Ir jeigu reikės pradėti tampyti anksti, tai vis tiek jinai juk ir raukšlės atsiras, tai gal 2 metai ir kiekvienais metais reikės kažką vis daryti. Tai stengiuosi dar palaukti. Ir tada galbūt investuoti į tą. Nes odos nėra tiek daug ir jinai paskui labai pasidaro plona. Dirbant New York'e Chanel kompanijai, tai ateidavo ir žymus aktoriai, ir aktorės, ir modeliai daryti makiažą. Tai, žinot, su laiku oda labai išplonėjus ir tiesiog jau visai kaip pergamentinis popierius. Ir jeigu tai pasidarysit labai anksti, todėl aš tikrai nerekomenduoju, jeigu ten nėra kažkokių tai defektų ar dar kažką tokio, o ten kelias tik raukšlelės, tai pagalvokit, nes tas tempimas vis dėlto nėra gerai pradedant anksti. Nes su laiku jau nebėra ir veidas pasidaro toks, oda pasidaro pergamentinė. Na, įsivaizduokit, jeigu visą laiką tempėt, jos nėra iki begalybės. Ir įdžiūsta greičiau ir panašiai atsiranda kitos problemos. Aišku, gražu tuo metu, raukšlių nėra, bet tai čia kiekvienas asmeninis reikalas, aš kalbu tik apie save, nenaudokit kaip kažkokią tai nuostatą. Tai va, tai pasiruošiam rytui. Rytui, kai turim laiko, pasidarėm ir dabar galėsim toliau daryti ką? Gerti kavas, nusimaudyti ir tada darysim makiažą. Vieninį tokį paprastą, ne? O per veidus, tegu jis čia naudoja tuos visus kremus ir serumus ir tonerį, tegu jis čia atsigauna. Tai gero ryto, iki kito. Malonaus.